Netflix'e jau yra pasiekiamas naujas kalėdinis veiksmo trileris, tai yra Carry On, kuris iš esmės tam tikrą prasme primena kietą riešutėlį. Tai pakalbėkime apie Carry On. Filmo režisierius Jaume Collet-Serra yra nekartą dirbęs su dideliais projektais, skaitant ir veiksmą, kadangi anksčiau yra režisavęs Našlaitę, taip pat Seklumą ir bent 3 veiksmo filmus su Liamu Neesonu, todėl tai yra labai pažįstama erdvė šiam kūrėjui. Filmas pasakoja apie viename didžiausių pasaulio, tai yra Los Andželo oro uoste dirbantį TSA agentą, kuris susiduria su teroristu, priverčiančiu jį pro apsaugą praleisti vieną labai pavojingą lagaminą. Daugiau pasakoti apie siužetą nenoriu, bet iš esmės tai yra tiesiog veiksmo filmas, kuriame kilti ir augti norintis agentas susiduria su teroristu. Ir labai pavojingu. Ir aišku, viskas tada jau sprendžiasi oro uosto patalpose ir lėktuve. Viskas yra kaip ir paprasta. Tas paprastumas persikelia ir į aktorius, kurie atlieka pagrindinius personažus. Pirmasis yra keleivis, kurį vaidina Jasonas Batemanas, ir šiam aktoriui toks personažas labai tinka. Jis yra labai blogas, bet jis yra labai paprastas ir žemiškas žmogus, ne kažkoks super blogietis. Tuo tarpu Taronas Egertonas lygiai taip pat yra žemiškas, paprastas žmogelis, kuris siekia savo tikslų ir nori įtikti savo merginai, bet jam sunkiai sekasi net kovoti su teroristu. Žodžiu, iš esmės filmas yra labai paprastas, tuo pačiu įtraukiantis ir man asmeniškai tikrai patiko toks geras veiksmo trileris. Ar jūs jau matėt? Jeigu matėt, pasidalinkit savo nuomonę ir nepamirškit manęs pafollowinti.